Labas rytas visiems. Po tokio ilgo laiko susitinkamės prie vėl šitų garažų durų, kur paskutinį kartą įstūmiau Oksaną žiemos miego. Ir jau yra vasario pabaiga, šiaip guldyva žiema, visur apsnygė, visur šalta, minusas. Ir prasideda sezono darbai. Tai ką mes šiandien darysime, tai yra Oksanai keisime visų stabdžių sistemą. Tai yra priekį diskai nauji, kaladės naujas, gale nauji diskai, nauji suportai, naujos kaladės. Tai galim užeiti, pasižiūrėti, kaip mūsų gražuolytė atrodo po žiemos miego. Seksualu. Seksualu. Čia yra gražus dalykas. Tai paskutinį kartą ją palikau, aš ją palikau ant džekų, kad jinai stovėtų. Tai čia dabar viskas yra išrinkta, realiai gale liko tik tai suportą nuimti ir uždėti viską. Priekį reikės išardyti diskus ir kaladės. Tai ačiū labai mano naujiems rėmėjams, kurie man davė naujų labai gerų dalių. Tai yra stabdysim su Brembo diskais šį sezoną. Tai čia galinis diskas. Aš jums galiu parodyti, kaip atrodo ir kokio dydžio yra priekinis diskas. Man yra kosminis jo dydis. Tokį dydžią yra priekinis diskas. Jis yra didesnis negu mano veidas. Va čia yra mano ranka prie disko. Tai stabdysimės tikrai labai gerai ir labai staigiai. Ir šitą man viską davė Juparas. Tai labai kviečiu Hebra, čia yra mano naujas rėmėjas. Užeit pas Juparą. Juparas.eu pasižiūrėti pas juos dalis. Aš jums galiu garantuoti, kad jūs tikriausiai viską rasit. O ten kainos yra gal 3% pigiau negu viskas kitas. Tai mes varom darbus, nuiminėjom priekinius stabdžius, dedam naujus, viską tą filmuojam ir komentuojam, kaip mums sekasi. Tai dabar ate ir susitiksim, kai aš tikriausiai būsiu labai piktas, nes kažkas užšalo. Ten iššaud, pažiūrėk, kaip negražiai atrodo. Naujos suportas, naujos kaladės. Aфиgenai. Tikrai piktai atrodo. Tai grįžtu su tokiom kaip ir gerom, kaip ir negerom naujienom. Tai priekis viskas amazing, mes pakeitėm visus stabdžius, kaladėlę sudėjom, viskas labai super. O gale, kai mes pradėjom tą daryti, pamatėm, kad šitie nauji diskai, aišku, tik uždėjom, mes pamatėm, kad šitie nauji diskai yra šiek tiek didesni negu mano senieji diskai. Ir dėl to mes negalėjom uždėti stabdžių laikiklių. Tai gaunas, kad bet užtat suportai tiko. Tai gaunas, kad šiandienos darbas baigės ties priekinių diskų pakeitimų, priekinių kaladėlių pakeitimų ir galinių suportų pakeitimų. Tai dabar šiūsim atgal savo rėmėjams Juparui ir tada važiuosim atgal taisyti. Tai tiek. Ačiū Klebui, kad padėjo, Rokui ačiū, kad atvažiavo. Ačiū Tėjai, kad palaikė, ačiū Ignui, kad pažiūrėjo. Ir susitiksim kitą kartą, kai aš vėl ateisiu šitą šaltą mažą garažą. Labas rytas visiems. Labas rytas. Susitinkam antrą kartą čia, nes praeitą kartą, kaip minėjau, kad galiniai stabdžių diskai buvo per dideli ir dėl to mums neužsidėjo stabdžių laikiklis, dėl ko reikėjo šiek tiek nukelti viską. Bet dabar turim atsinaujinimą. Ir ačiū vėlgi mano naujiem rėmėjam Juparui, kurie labai greitai suveikė Brembo stabdžius, kurie yra pagal VIN-kodą ir tikrai tinka. Suveikė labai gero motulio stabdžių skysčio, kuris man niekada neužvirs. Ir dar turiu tepalą, kurio šiandien nekeisim, nes aš nenusipirkau filtro ir nepagalvojau. Bet čia yra off-road racing, tai kitą sezoną aš važiuoju į Dakarą su šito mašina, tai mes palekiosim. Dar prieš pradedant antrą dalį noriu pasakyti ačiū Hebrai visai mano rėmėjams, seniem tai yra Sunjanas, Deledas, D-Style ir D-Sida. Be jų aš šiaip negalėčiau tiesiog važiuoti šį sezoną ir susipirkti visų reikalingų daiktų. Ir dar per tą savaitės laikotarpį kas pasikeitė, tai aš užsakiau
naujus koilus, naujus amortizatorius su koilus Oksanui užsakėm, nes čia buvo vienas iš mano problemų, kodėl aš lėtai važiuoju. Tai aš sakiau BC Racing koilus, kurie kainuoja 4 kartus daugiau negu šitie, bet kurie tikiuosi man turėtų sezono metu numesti 1 sekundę. Tai jie atkeliauja kitą savaitę ir galim dabar dar pažiūrėti. Aš užsakiau labai keistą dalyką. Svarstyklės va pasiėmiau. Kad galėtume pasisverti. Neveikia. Ir dabar užsakiau pula. Aš, bliat, komis. Užsisakiau reduktorių. Tai jis atrodo mažas, bet jis sveria labai daug. Jeigu mano svarstyklės įsijungtų, kodėl jis nebeveikia? Žodžiu, jis sveria 32 kilus ir aš jį užsisakiau tam, kadangi prieš tai jau minėjau, kad visą trasą važiuoju vienoj pavara. Tai yra realiai su 4 pavara, starte finišui įsijungiu 3 pavarą ir man tai yra blogai, nes aš naudoju visų automobilio galimybių. Aš tos 4 pavaros nedaužau ties ribotuvu, bet važiuoju per greit, kad nusimesti 3 pavarą. Tai šitas reduktorius, jis yra nuo BMW X3, tai visiškai kito modelio, tačiau ta pati bazė ir jis tinka jam. Mano Oksanai, na ir realiai jį susidėjus, mano, kaip čia pasakyti, perdavimas sutrumpės, tai vadinasi pavaros bus trumpesnės, tai vadinasi aš junginėsiu dažniau 2, 3, 4, kas man yra nepatogiau, bet kas man yra nepatogiau, bet užtat aš labiau išnaudosiu savo mašinos galimybės ir galite va pažiūrėti Seat Leon KBC, jeigu šitą pamatysite dalyką mieste, mėtykit, maudykit, muškit, apsisiokit. Jam nepatinka, kai jo ratus įsioja, bet aš leidžiu. Per rozetę. O, dabar veikia. Seni, aš... Čia gal ir protingiau klausyk. Tai kame problema buvo paskutinį kartą, aš va taip padėsiu. Taip va padėsiu. Taip padėsiu. Taip va. Kame problema buvo paskutinį kartą, kad šitie va diskai, jų skersmuo buvo didesnis ir šitie laikikliai, jie kai neužsidėdavo, jie užsidėdavo, va čia va tremdavos ir tada varžtas neįeidavo. Ir dėl šitos priežasties mes negalėjom uždėti tų diskų, dabar mes uždėjom. Ir, Rokas, aišku, biškį lėčiau dirba, bet viskas gerai. Kas čia padariau? Jo, kaip sakiau, Rokas biškį lėčiau dirba, viskas gerai. Tai mes užsidedam šitos diskus, tada užlpam suportus su naujom kaladėm ant viršaus ir nusorinam visą stabdžių sistemą. Ką tai aiškiai? Noriu pažiūrėti kai ką. Nu. Ar daėjai kitos dalies ar ne? Kurios? Na šitai ir padariau dabar. O kas pas tai? Dabar kitą dalį daryk. Vėl kažkaip negerai? Nežinau, pažiūrėsiu. Aš nematai neišrinkinėjau šitos, tai aš neatsimenu, kaip jis turi būti. Suportas neįsidėdu? Gal. Nusen. Palauk. Rokai, tai mes... Nu šitą tai žinau, kažką naujo pasakyti. O dabar, gerai, dabar aš tu duosiu... Paim dabar tą suportą į rankas. Kurį? Savo, nu tą... Naują? Jo. Nu. Pridėk jį, kaip jis turėtų būti ir pažiūrėk, į kurią pusę norinimas žiūri. Jis į apačią žiūri, ne? Jo. Ir mum neužsideda, nes yra per trumpa stabdžių šlangelė, ne? Jo. Manau, mum reikia apkeisti suportus pusėm, ne? Jo. Gerai, bent susipratom. Ką jūs kalbate? Sema. Gražu. Gerai, tai dabar galės sumetėm suportus, sumetėm diskus, sumetėm kaladės. Kol kas viskas pagal planą, šiek tiek mūsų klaidų, nes mes nesame labai intelektualų žmonės. Rokas jau prisukinėjo paskutinės kreipiančiasias. Ir dabar ką liko realiai Oksanai padaryti, tai tik tai norinti ją, tai norint stabdžių sistemą, tai mes tą pafilmuosim, kaip darysim, turim savadarbį labai kietą. Rokas gal čia yra? Nėra. Nu žodžiu, po to parodysiu labai kietą savadarbį. Savadarbį norinimo aparatą.
Ir eisim norint stabdžius, nusiemam viską nuo stogo ir manau galima bus su ją prasivažiuoti. Tai mes dabar orinsim visą stabdžių sistemą, kadangi daug yra oro, mes suportus keitėm, tam man paliekė atidarytą. Tai kaip veikia, tai mes čia turim norintoje 3000 ir Rokas užspaus pedalą ir kai jis pasakys, kad užspaudės ir laikys, aš atleisiu šitą dalykėlį ir tada visas skystis kartu su oru išbėga ten. Ir jeigu aš matau oro burbuliukų, vadinasi vis dar oro yra ir mes tą patį kartuojam, aš užsuku, spaudinėja, laiko, atsuku, nukrenta ir varom toliau ir taip su visais 4 ratais. Ui, tu matai? Nukreip. Dava, kai daug kartų, žiūrėk, kažkas balto. Laikau. What the fuck? Varyk. Jo. Išsikrovęs, sakau. Dirba. Nu, aišku, mes variklį nieko nedarėm, tai dabar reikės prasivažiuoti, pažiūrėti ar stabdo, bet audinė irgi turi savo prikolų. Man jinai drebėjo labai ilgą laiką ir mane labai erzino ir išsiaiškinau, kad buvo šita vat šlanga, pakeičiau ir pasirodė ant tarpinė yra. Ir vėl toliau drebėjo, bet dabar pakeičiau, tikiuosi viskas bus gerai. Tai dabar užkuriam, patraukiam Audi, nuleidžiam BMW ir pravažiuojam ratuką. Bet su draudimu, būsim su draudimu jo. Ratukas su draudimu. Oi, blema. Pasilgau šito garso, bet nepasilgau šito išlipimo. Nu, gyva liktais. Važiuojam Ignelį, prasukt ratuką. Kaip aš pasilgau šito dalyko ir kaip aš atpratau jų vairuot. O gražu, žiūri teisingai. Nu, kaip aš pasilgau šitos. Sukčių tai reikia. Kaip sunku. Aš... Būsikį lengviau matos. Kur per galą pasilgo šito automobilio. Va čia va gražu girdėt, klausyt, žiūrėt. Ir stabdo, vadinasi, stabdžiai veikia. Kaip pečiukas? Šilta bent mašinytėj. Ir svarbiausia, draugų nesutik tokių, kuriem nepateiktų, ką mes vairuojam. Bet čia neina. Gerai, mes neviršėm greičio. Mes tik greit įsibėgėjom, bet greitis va 52 km per valandą. Bet linksma, pasilgo šito. Gerai. Pusiau sukamės atgal Ignai. Nu tai viskas, pagaliau. Mažylė, batai pakeisti, nagai nudažyti, nukarpyti, viskas padaryta. Pravažiavom, stabdo, viskas gražu. Tai ką liko pasidaryti kitą savaitę, tai tepalą pasikeist, nes yra smukus darbas. Langą pasikelt, veidrodėlį pasikeist, bet čia smulkmenos. Na ir tikriausiai kovo vidury mes jau ją vešim, kad jai būtų sudėti, reduktorius būtų sudėtas, būtų sudėti koilai visi, na ir kad padarytume mapą ir tada mašina bus pikta, galinga, agresyvi, liks uždėti į naują liverį ir galima bus gazuoti. Tai ką, mes tikriausiai iki kito video, kur dėsime, apklijuosim ją ir tada jau kitas video bus, kai mes susitinkam testavimas.
Rožytė, ačiū. Rožytė, kaip skaniai kvepia. Ne kaip Meibakas. Ne, filmuok. Nufilmau. Sau, sakau. Nu tai duok man. Taigi neužsukau, palauk! Nestresuoju, aš sakau. Imk, ačiū. Palauk, op. Jau. Išio parodė. Nu, tokie. Matys ir blogiau. Tu yra kelias. Aš nesuprantu. Nebereikalas dėtis, na. It's every day, bro, with the Disney Channel flow. 5 million YouTube in 6 months. Never done before. Past all the competition. Yeah, PewDiePie, your next got a brand new Rolex. And I'm coming.